Yra žinutė kažkokiai moteriai, kuri turi reikalų su kažkokiu labai toksišku žmogum, kur tiesiog viskas remiasi į aistrą, nieko daugiau. Šitas žmogus per daug gyvenimo metų jisai domisi tik moters kūnu. Jam yra neįdomu, kas yra moters viduje. Tokio dalyko kaip pagarbos aplamai nėra. Jeigu sako, aš jaučiu, sako, su juo būnu ir tokia nežemiška aistra. Aistrą nužudyti yra labai paprasta. Užbrėži ribas, minimum mėnesiui, pasėdi ir pažiūri, kaip vyksta su to žmogum pokalbis be jokių tokių reikalų. Šitas žmogus jisai aplamai turi priklausomybių nuogiem kūnam moterų, gali žiūrėti porno filmus ir taip toliau ir panašiai. Ir pas žmogų tiesiog jau yra vaizdiniai sukurti, ką turėtų moteris atlikti. Ir jeigu vieną dieną moteris nepašoka pagal šito žmogaus dūdelę, jinai tampa nebeįdomi ir jis pradeda ieškoti išorėje, kai sako, naujos kojinės. Su tokiu žmogum sukurti ateities neįmanoma, dėl to, kad moteris bus po padu. Ir tu turi daryti tai, ką aš noriu. Tai yra velniška, toksiška energija. Jeigu moteris taip yra, kad aš negaliu nuo jo atsiplėšti mėnesių laiko pauzę ir stebiu, kaip žmogus bendrauja, apie ką mes iš vis turim kalbėti, kaip jis aplamai yra veikiamas. Dar gali būti toks pastebėjimas, kad sako kažkaip, žinai, nelabai jam aktualu aplamai, ką aš šneku. Jo, dėl to, kad žmogus tiesiog jisai pasitenkina ir jam yra jau dzin. Jam yra neįdomu. Šitas žmogus, jisai, kaip bebūtų, tas kažkoks vyras, jisai yra užstrigęs 8 kalavijose. Moteris pasitraukus nuo tokio žmogus, šitas žmogus lieka 8 kalavijose. Minimum 8 metų. Tiesiog lieka ten įstrigęs. Negali sukurti nei santykių, nei šeimos, nei darnų normalių santykių. Atsiųs visą tą žmogui, tai tik tai, ką jisai kūrėsi. Trumpalaikį ryšį. 3-4 naktis iš šono, 2 naktis iš šono. Ir tos moterys, tai tiesiog jam bus toksai kaip, man tai čia realiai su žmogaus galva visą tą žais, dėl to, kad žmogus pats yra velnias, ar ne? Na, tai nori, tai sako, imk. Visokių moterų yra žemėje, ar ne? Ir tiesiog gali patenkinti tokius vyrus. Šitas žmogaus aplamai apatinė čakra yra įsitaškius, jinai nėra jokio kažkokio stabilumo, jokio pamato, nieko čia nėra. Nemoka, tai yra dar dėl to, jog nemoka kontroliuoti savo emocijų, nemoka, sako, save saugot kaip vyras, užlaikyti savo energiją nutekina nederamai. Kai yra protingi vyrai, jie užlaikantys savo energiją, jie kuria didelius labai dalykus. Kuria stabilius santykius, kuria kažkokias įmonės, ar ne. Šitas žmogus, jisai nieko, jisai tiesiog. Ir šita meilė to žmogus, jeigu kažkas girdi, kad čia aš tave myliu, čia ne meilė, čia tiesiog yra platoniškas dalykas. Ir kaip bebūtų, man tai biškai juokingai atrodo, bet velnias. O čia tas pats pažas. Čia man toks kaip velnio kojos. Ir šitas pats žmogus, jisai tiesiog sėdi drambliukų svajonėse. Aš tą turėsiu, šita moteris mano gali būti, šita moteris man gali būti. Ką tai jau pasako apie tą žmogų? Jeigu ko. Nieko gero nepasako. Tokie žmonės dažnai būna naudoja dar tą savo, kad aš įrodysiu.
Čia kas susiję aplamai su sąmoningumu pas žmogų, toli gražu. Moteris tiesiog jinai yra auksinis gralis. Ir reikia suprasti, kad šitos ribos, kam aš tarkim brėžiu, jas reikia mokėti laikyti ir labai stipriai. Nepasiduotam kažkokiam tais, oi, žinai, kaip čia fainai. Jeigu pakvietė kažkas į pasimatymą, čia va dabar kažkas vyksta, tai reikia suprasti, kad tik seksui. Bandys tai pasiekti. Po to būna tokie vyrai pridaro vaikų. Nu, nes jie nori parišti moterį prie savęs. Taip būna, vat daro tokie vyrai. Ne, nu, būna moterų taip daro, bet čia mes kalbam apie vyrą kažkokį. Stipru. Stipru. Sako, gavau gėlių. Tai tik tais dėl to, kad norėjo fizinio labai artumo, intimumo, nepokalbių, nesupratimo kažkokio ar ne, bet vat. Sako, papilsiu biškį aš tau iliuzijos. Ir kai tokie, pavyzdžiui, negauna. O, vaikeli. Kokia kančia prasideda. Manęsgi atsisakė. Taigi aš čia geriausias, ta prasme, kas čia turi teisę manęs atsisakyti. Šventikas žmogus. Ir šitas žmogus laikosi taktikos ir strategijos. Ir tai yra, sakau, kažkokia yra moteris žavinga labai, nes Lazdų karalienė tai pas mus kalba būtent apie tai, kad aišku, matau ir šalia jos imperatorienė, tai nėra tokia kvaila. Ir jeigu tai yra tiesa, tai kažkas tiesiog apsaugojo save labai gerai, nepanaudoja būtent savo kažkokio tai seksualinio ten tokio wow prieš šitą žmogų. Padarė teisingai, todėl kad šitas žmogus laiko savo strategiją 7 kalavijus. Apsimetė labai draugišku. Pasimušė biškį karūną, matau. Ja, iliuzijų žmogelis paskendęs kažkur. 7 taurės ir 5 taurės. Ai, sakai, tu čia geriausia. Čia šiaip narcizų dar yra toksai va dalykas, ar ne? Gali socialiniuose tinkluose va tiesiog scrollinti, nu ten nežinau kaip ten tie Tinder ir kas ten, taip, ne, taip, ne, taip, ne. Nu kaip kokioj parduotuvėj, žinai, užėjau ir pasižiūrėjau, kuri čia, neieškokit, ta prasme, antrų pusių tokiuose dalykuose. Nepatiria. Tai, kas turi būti pas žmogų, tai ir bus gyvenime. O jeigu šitas, pavyzdžiui, vyras, jisai nesupranta, kad 3 santykiai gal kažkokie, viskas paremta čia tiesiog. Apatinė čakra patenkinta. Jeigu turėjau patirčių ir nesupratau, kodėl aš jas ten turėjau ir kodėl visi santykiai mano pasibaigė, tai čia yra ne tų moterų problema, čia yra šito vyro. Kodėl aš tada aplamai einu į tokias interakcijas, kodėl aš einu ten galbūt su moterim, kuri turi antrą pusę, kuri galbūt yra ištekėjus. Kodėl aš tiesiog žiūriu į tas tokias moteris ne pagal savo aplamai ten lygį. O dieve, ten verslą turi ir vėlia kokią seksualą, ta prasme, moteris, ar ne? Ir po to žiūriu, kad aš ten, nu, ta prasme, mane vėl praspjovė. Ai, tai dėl to, kad tiesiog jinai tokia ir anokia ir visokia, žinai. Nu jo. Velnias, čia Jėzau Marija. Tai jeigu žadat kažkas va taip leistis į tokius juokelius, kaip sako, tokie žmonės pradeda su laiku po to kažkaip kelti pavydus, kad ne va tu čia žiūrėk, kaip aš čia gerai atrodau, kaip čia į mane kažkas žiūri.
Koks skirtumas turs? Tegul žiūri. Kai matai į priekį, tai nėra ko čia pergyventi, nes čia tokie žmonės po to sėdi vieniši. Jie ieško, pavyzdžiui, netgi moterų ir santykių, tai tik tais dėl to, kad jie patys yra pavėsi, jiems yra nuobodu, jiems yra liūdna, jie patys yra tušti, velnis visą laiką bus tuščias, jisai tiesiog toks kaip vampyras, iš savęs nieko neišgimdys. Ir čia žmogus yra 5 kalaviai, aš sakau, čia tiesiog manipuliaciniai dalykai, revanšas, bet kokiu atveju aš tai pasieksiu. Good luck. Kitaip tariant, tai bet kokiu atveju šitas ciklas susidarys su šitu žmogum, kažkokiai moteriai, jinai tai bet kokiu atveju padės taškus. Čia tiesiog. Šitam žmogui gali patikti labai daug moterų. Čia yra, sako, pasirinkimų. Pavyzdžiui, čia yra pasirinkimo korta, yra labai daug opcijų. Nu ir ką, nu ir va čia graži, ir iš to faina, ir čia faina. Ir kažkaip nieko nepaina, jokie reikalai. Vis, sako, kažkaip nusiviliu. Žinai, va, lieku 5 taurėse. Taip, čia va tokia žmogaus kelionė. 8 metus, čia bus dar kažkam liūdniau šitam vyrui. Jeigu jau papuolė pas Lazdų karalienę, tai... Ir jeigu toliau, atsako, žmogus tą patį daro, taip pat masto, tai gal po kokių 2 metų pradės suprasti, kodėl čia kažkaip einu ne taip ir kodėl man nesiseka. Nes čia tai dabar dar yra šauniausias žmogus, pats geriausias, pats gražiausias, nuostabiausias, tokio žmogaus iš viso čia nieks negali atsisakyti, jeigu ką. O jeigu norėtumėte atsisakyti, tai palaukite, dar čia bus. Dar aš čia tau, sako, parodysiu, ką aš galiu. Pradeda gazdint. Nu, po to kita taktika būna apsimest labai maloniais. Tiesiog neįgyvendinti kažkieno manifestacijų savo fizinių kūnų. Volia, volia, volia. Aš tai taip. Ana žinutė buvo kažkokiam vyrui, kuris nesupranta, kam turėtų užbrėžti ribas, o čia yra žinutė moteriai, kuri turi saugotis kažkokio tais velnio. Nes jinai turi labai daug kažką. Jinai, ta prasme, pati gali būti labai graži ir protinga ir ten galbūt ir verslą savo turėti, dar kažką. Tiesiog neleis šitam žmogui prisiartinti prie savęs. Ir jeigu čia bus kažkoksai gailestis, nes ateina paverkia, ar ten pradeda, tarkim, užgauliot, gazdint, tai jau reikia suprasti, kad čia yra manipuliacija. Egocentriškas žmogus. Ego, labai protingas, labai stiprus. Bet kokiu atveju savo ale pasieks ir eit. Va, tas žmogus realiai tai dabar taip atrodo. Ir jeigu taip atsitiko, kad čia, sako, žmogus eina kažko atsiprašo, kažką jis ten kažkokios išmaldos prašo, čia yra Lazdų karalienė, kuri yra atsukus nugarą ir kuria sako, tu jeigu grožėsies, tai tik tais iš toli, nes tavo laikas baigės. Kažkas turėjo galimybę aplamai keisti save, savo požiūrį, elgesį, bendravimą, gilintis giliau. Žmogus, kaip sako, galbūt nespėjo į traukinį. Velnias. Tas, kas norėtų ateiti, atsiprašyti ar ten kažką vaidinti, tai yra tiesiog velnias. 9 kalavijuose. Užstrigimas, va to žmogaus čia. Čia ne moteris užstrigus.
Čia tas vyras yra užstrigęs. Ir bando užstrigdinti ją čia pat. Wow. Ne, aš čia savo pasieksiu, tai jau tikrai. Kurgi ne. 7 kalavijai, 5 kalavijai. Gali sakyti, aš čia labai kažką tais galbūt dirbu. Šitas žmogus, jeigu dirba prie strategijų. Jeigu dirba prie keršto. Jeigu dirba, tai dirba tiesiog ant revanšo. Ne kažkur tai ten gilinasi, domisi ar ne, bet strateguos, planuos ir mąstys, tai tik tais tam, kad sulaikyti kažkokią moterį šalia savęs. Užkabinti, pakabinti, manipuliuoti. Visos moterys šito žmogaus per manipuliaciją eina. Per aukos poziciją. Toks vargšo veidelis. Nabagėlis. Jeigu drąsa yra, drąsa išpūsta. Jeigu pasitikėjimas savimi yra išpūstas, tiesiog viskas labai dirbtina. Šitai moteriai, pavyzdžiui, pasitraukus, tai čia yra džiūvėsis. Jo, greičiausiai, kad paturėjo reikalų su truputėlį gilesnė moterimi. Ir sako, teks tenkintis išoriniais vaizdais arba paturėti trumpalaikių nuotykių. Ir jie pasibaigs.